Be vadinamojo Traffic Radio, eismo radijo, didžiųjų pasaulio megapolių eismas sustotų turbūt per pusę valandos. Tam, kad kamščiai, pavyzdžiui, Londone ar Tokijoje nestovėtų, o bent jau judėtų, metamos milžiniškos pajėgos ir lėšos. Lietuvoje dėja eismo radijo nėra, tačiau jis siekia sukurti eiliniai vairuotojai. Netrukus autofanai apie CB radijo stoteles ir jų panaudojimo galimybes. Štai tokiu miško antenu mus pasitiko neoficiali Kauno CB radijo stotelių naudotojų bendruomenė. Šie bendraminčiai vairuoja eilinius miesto automobilius, tačiau juos vienyje pomėgis bendrauti kelyje, sužinoti pačias šviežiausias eismo naujienas ir žinoma nenuobodžiauti kelionės į darbą ar kitą miestą metu. Tam tikslui daug nereikia. Ant stogo styro antena, mašinoje nedidelis stotelės blokas, mikrofonas ir tu jau įsilieji į šios kompanijos ratą. Trumpinys CB reiškia civilinę bangą, kuri dienos šviesą išvydo praėjusio šimtmečio viduryje Amerikoje. Vėliau civilinė banga atsirado ir Europoje, o jos privalumus iškart įvertino tolimųjų reisų vairuotojai. Dar labiau prie Lietuvos ši banga priartėjo, kai stoteles masiškai ėmėsi montuoti Lenkijos ir ją pravažiuojančių vilkikų pilotai. Jie paniškai nemėgo susitikti su Lenkų transporto inspekcijos patruliais, todėl pranešimai apie šios tarnybos darbo vietas buvo ypač svarbus. Tačiau tai tik istorija. Grįžkime pas eilinius miesto vairuotojus, kurie be CB stotelės jau nebeįsivaizduoja savo kasdienybės gatvėje. Kaip tapti šios neoficialios, ore sklandančių balsų bendruomenės nariu? Ar yra kažkokie klubai, stojamieji narių egzaminai, o gal mokesčiai? Bet kas nusipirkęs radijo stotį, taip pat gali nesunkiai įsijungti tą naudojamą kanalą ir girdės viską, kas vyksta eteryje. Ir taip pat ne tai, kad girdės, bet ir pageidautina, kad taip pat dalinsis tą informaciją. Nuo to tik tai mums patiems bus lengviau kelyje. Aišku, radijusas veikimo nėra toks labai didelis, kad aš paskleidęs informaciją, ją maždaug girdi kažkur apie nuo 5 iki 10 km spindulių visi kiti vairuotojai. Tai lokalus gal galima pasakyti trafik radijas, bet kadangi mūsų yra daug ir mes daug dalinamės informaciją, vilkikų vairuotojai tai jau daro labai senai ir tas tinklas, iš tikrųjų jų 12 tas kanalas, jisai neužsičiaupia, jis jame pastoviai yra kažkokia tai informacija. Tačiau mes ne apie vilkikus, o apie informaciją skleidžiamą mieste. Didžiuosiuose pasaulio miestuose veikia eismo radijo stotys, kurios visą parą informuoja vairuotojus apie eismo situaciją. Lietuvoje to dėja neturime, tačiau CB radijo naudotojai informacijos sistemą sukūrė patys, tai gimė savaime. Žinoma, iš pradžių aktualiausia tema buvo žaliosios stotelės, tačiau vėliau atrasta ir kita medalio pusė, kad ir kaip gerai bepažinotų miestą, negali žinoti, kur įvykusi avarija, pradėti kelio darbai, susidarė eismo spūstys. Dabar užtenka tik paklausti, kas kur kaip ir tu jau įvykių centre. Zapavičiaus prospektas susidarė kamštis, troleibuso kažkas sugeba. Gerai, vankit šitą važiuotą. Aišku, dėkui. Viliampoliai dar prie troleibusų depo irgi kažkokia tai avarija nedidelė yra. Tai čia geriau kolektyvas važiuokit į pirmą juostą, nes antra juosta yra užkimšta. CB stotelių naudotojai lyg didelė šeima, kurios nariai galbūt dėl kažkokio niekur neaprašyto solidarumo visuomet padės vieni kitiems. Pagalbos paprašęs per radiją mieste ar užmiestyje jo sulauksi greičiau, nei jie iškvietęs telefonu, o atvykęs į nepažįstamą miestą, trumpiausią maršrutą sužinosi greičiau, nei jį sugeneruos GPS kelio navigatorius. Reikia tik paklausti, tikina mūsų pašnekovas. Važiuoju nuo Vilniaus, kaip čia man chebra į tą Palemono muitinę patek? Pravažiuoji Bernelius. Užkyli ant viaduko per geležinkelį ir taip toliau. Eismo radijas bent jau Kaune tikrai veikia. Vieno radijo nėra. Yra daug stotelių, skirtingų pranešėjų ir kaskart vis kitų naujienų. Svarbiausia tai, kad tam nereikia jokio pasiruošimo. CB stotelė yra legalus, jokių papildomų dokumentacijų ar mokesčių nereikalaujantis daiktas, kuris, kaip teigia CB fanai, vairuotoją priverčia būti atidesniu ir drausmingesniu aplinkiniams. Nepatikėsit, pradėjau važinėti drausmingiau.
Iš tikrųjų, kada kelyje tu ne tai, kad matai žmogaus veidą ir ar tai linksma, ar tai liūdna, ar tai susiraukusi, bet dar girdi jo ir balsą, tu automatiškai dar labiau priartėjai į tą visą vairuotojų bendruomenę ir ta pagarba vairuotojui kaip kelio dalyviui, vadinkim, tu toks pat lygiai kelio dalyvis esi, tai jinai net išauga iš tikrųjų, nes tu dar atrandi dar vieną bendravimo būdą. Žinoma, šis radio prietaisėlis turi ir savų minusų. Tai ilga antena, kuri kliūva žemuose garažuose ir ją vis reikia nuimti arba užlenkti, stoteles ir antenas mielai su visam skolinasi ilgapirščiai. Dar viena bėda – stotelės įmontavimas lengvame automobilyje. Čia pasitelkiama visa išmonė. Viena stotelė tiesiog numeta ant sėdynės, kitasgi ją slepia ir matosi tik mikrofono laidas. Šiaip radio stotelės jos yra nedidelės, jos užima maždaug galbūt trečdalim automagnetolos, gal pusę automagnetolos dydžio. O radio stotelėje atrasti vietą lengvajame automobilyje, kuriame gamintojai nenumatė tokios vietos, kartais reikia ir turbūt ne valandą kitą paieškoti, kur patogiau ją būtų galima įmontuoti į automobilį. Vilkikų vairuotojai miesto gilumą užsuka retai ir informacijos apie miesto įvykius jie turi nedaug. Todėl miestuose vairuotojai pasirinkę kitą kanalą, kuris ir sukuria, kad ir nedidelį miesto eismo radio tinklą. Lengvųjų automobilių vairuotojai pasirinkę yra 19 FM moduliacijos kanalą ir miestuose stengiasi šiuo kanalu dalintis informaciją apie eismo situaciją keliuose mieste, būtent mieste. Užmiestyje tai yra labai paplitę ir visą laiką gausit informaciją 12 kanalu. Tikrai vilkiko vairuotojai drąsiai dalinasi informaciją ir su mažytėmis mašinėlėmis, nors jiems būdavo iš pradžių labai keista, kad nemato didelio automobilio, o kažkas tai klausia, kaip kelias ar kažkokios bėdos yra nutikę. Bet dabar jau jie taip pat žino, kad ir mažytės mašinėlės turi šitą ryšį. Dauguma mano, taip maniau ir pats, jog pagrindinė CB stotelių užduotis sužinoti apie kelyje budinčius eismo priežiūros ekipažus. Mūsų pašnekovas sako, kad tai tik maža tos informacijos dalelė, kurios gali klausytis raute. Pirminis visų, vadinkim, vairuotojų nuostata, kad tai yra tik tai tam, bet be abejo tai tikrai ne. Nes tai yra tik tai maža dalelytė galbūt šitos informacijos žinojimas. O visa kita, tai kas vyksta keliuose, taigi ne ant kiekvieną kampo iš tikrųjų galima sutikti policijos ekipažą. Daugiau yra bėdų ir nelaimė atsitinka šiaip keliuose. Tai bendraukim ir mes būsim iš tikrųjų jėga. Štai taip gyvena CB radio stotelių gerbėjai. Jei savo automobiliuose turite CB radio stoteles ir jas naudojate tik greitkeliuose, įvažiavus į miestą kviečiame įsijungti 19 kanalą ir kartu prisijungti prie miesto eismo radio. Na o dabar per Autofanus vasarinių padangų naujienos.